Pirmiausia, kiek duokim garo laidų užtektų aprūpinti elektrą 18 amžiaus Londoną? Jeigu per Jonines vienos man užteks. Žmogaus judesys yra labai prastas energijos šaltinis. O kaip manai, kokio amžiaus laikas geriausiai telpa darbo vietoje? Kuo mažesnis, O mažesnis, o geresnis. Pats mažiausias, iki 1 metų. Kūdikis. Dar kempinę apvyniot. 4 metai, sakyk. Nes jau yra pakankamai protingas, kad sugebėtų padaryti tai, ką reikia. 5. O kodėl ne 7 metų. Ne, tai turi tam tikrą amžiaus būti, kad galėtų jau dirbti kažką. Ai, nu, Kokie 9 metai, tai gerai 9 tilptų jo. anglį kasti. 9. 10 spėjau. Pirmas jubiliejus šventė didelė. Pirmą pasimokau mokykloje. Tavo amžiaus. Kiek automobilio galių turi vienas arklys? 8 pežuko. Nu, gerai. Gal priklauso, koks arklys irgi. Priklauso. Ar rinkėsi ponį ar eržilą? O tu rinkėsi ponį ar eržilą? Eržilą. Jeigu arklys dar kokios žolytės pavalgęs, tai... 0,036. Tiek, kiek kuro įpilsi, tiek ir bus. Vienas arklys, viena galia. Kiek arklio galių turi nėščias arklys? Pusantro. Labai valinti. Vienas arklys turi apie 5 arklio galias. Žinau, nelogiška, bet. Nėščias arklys, sakyčiau, turi apie 7,5 arklio galių. Pusiau galinga kaip pusė Volkswagen Polo. 2,782,8. Bet tai gal jis gali viduj ten bėgti biškai. Bet tai gal ten pasarklį viduj yra, žinai, bėgtakis. Ten ant jo bėga ir gamina daugiau garus. Suka garus. Kokia yra tavo mėgstamiausia revoliucija? Argumentuok 2-3 rišliais sakiniais. Čia kaip lietuvių kalboje kokia. Būtent. Ir išleis sakiniais. Aš dar ne vieną šiandien tokį pasakysiu. Čia per VB. Tavo mama. Aš jums esė nerašysiu, aš sakysiu prancūzų revoliucija ir taškas. Galvos krito, visada gerai. Ir dar daug visokių vietų labai fainai. Aiškiai žinia perteikiantis objektas. Oi, nu aš iš lietuvių kalbos 4 turiu, tai neolito revoliucija. Dėl to, kad buvo paprasta ir nieks nieko nekomplikavo. Rinkčiausi Kinijos revoliuciją, nes man patinka Kinija, ten graži šalis didelė. Na, galiu sakyti, kad sutariu su jų politinė ideologija visiškai, bet skanus maistas. O ar sutinki su pramonės perversmu ir jo padariniams teikiamomis kritikomis? Ir kodėl? Argumentuok 3-4 rišliais sakiniais. Sakinių daugėja. Taip. Taip, aš manau, pramonės perversmas buvo žiaurus dalykas, nes jis mus pilnai atsiejo nuo gamtos, todėl mes tapome visiškai atskira dalis pasaulio. Būtų žymiai geriau, jeigu dabar galėtume tiesiog eiti į gamtą ir rinkti vaisius ir nereiktų čia derintis prie jokių internetų, ne, fui. Žymiai geriau būti tokiais beženiukais. Jo, žmogus skirtas savanose bėgiot, Vat būtent, teisingimas. ne kėdėse sėdėt. Gal nebūtume daugiau pasiekę, bet būtume laimingesni. Aš galvoju, atvirkščiai, pramonės revoliucija suteikė mums galimybę gamtą atsinešti savo į namus. Turėti tokią gamtą, kokią mes tik užsimanysime. Ir gaminti savo gamtą, turėti savo gamtos versiją, kad ir tą pačią natūralią. Su pramonės perversmu aš sutinku, progresas gerai. Nu, net iš telefono, tai ką aš skrolinčiau, ne pramonės perversmas. Nors ir pagerino mūsų bendrąją gyvenimo kokybę, tačiau padariniai aplinkai yra labai blogi. Nes tarša, kyla temperatūra, kokią žiemą dabar turim, viskas dėl to susijęs. Sunku sniegą kasti daug reikia, daug darbo. Sukėlė globalinį atšilimą, ne iš karto, bet dabar jau padariniai matos, kokia mažai žiemų, išskyrus šią. O vasaros irgi karštos, uraganai, audros ir visa kita. Sutinku su pramonės perversmu, dėl to, kad vis dėlto esu moteris, man nereiktų tenais dirbti, todėl manau, kad tai tiesiog yra labai puikus būdas įgauti darbo jėgos. Aišku, blogai, nes labiau teršti pradėjo, kai deginam anglis, o dabar iškastinį kurą. Bet ir gerai, nes tiek pasiekėm, atsirado telefonai, kompiuteriai ir kamera, kurią dabar laiko.
kurių nebūtų be tos revoliucijos. Tai ir gerai, ir blogai. Agrikultūros revoliucija man labiausiai patinka. Kaip jūs panaudotumėt garo variklį? Sukti kebabo iešmą. Čia jau paremta tikra istorija? Galimai. Buvo turkas, vienas išradęs garo variklį ir jisai naudojo kebabam sukti, tai aš tam. Pridėčiau prie nosies. Ir visas sloga dingti. Elektrą gaminti. Elektros kainos Lietuvoje. Va tokios, vat. Sukurčiau aparatą, kuris už mane darytų namų darbus. Savarašančiam pieštukui. Po pasaulį pakeliauti. Su garo varikliu? Koks nors sukuria. Kiek reikia angliakasių, norint evakuoti Didžiąją Britaniją? Vieną gerą angliakasį. Na, bet jam padėjo reikia, tai kokius 2 gerus. Gerai, 2 gerus, ne? Tai toks viduriukas tarp 6 ir 7. 6 ir 7. Neevakuos. Nebent anglim užmėtys. Koks yra geriausias kuras garo mašinai? Tavo ma. Vaikų ašaros. Niekada nesibaigs. Tuokim garo laidą. Dinamitas. Greitai, efektyviai, toli. Brandolinas. Termobrandolinis. Kuris elementas sukeltų geriausią revoliuciją? Revoliucionis. Toks yra? Tai ir nėra bus. Neodinis. O kodėl? ND, kaip namų darbai. Auksas, nes jis yra prabangos simbolis. Koks helis. Jis labai nuvertinamas yra, stovi prie pat vandenilio, bet niekas su juo nieko nedaro, tik inertiška. Vandenilis. Geriausias elementas. Silicis. Aš noriu silicon-based life. Kas kasa anglus? Angliakasiai? Haha, gerai, dėkui. Is it too late now to say sorry? You gotta go and get sorry.